elnienos nugarinė su baravykais, parmos kumpiu ir rudeninėmis daržovėmis. Pradedame gaminti suktinuką. Imame elnienos nugarinę. Tai gali būti ir kita tamsi mėsa, pavyzdžiui, jautienos išpjova, bet geriau laukinio gyvūno mėsa, nes tada suderinamumas su grybais ryškesnis. Taigi, apipjaustome visas ant mėsos esančias plėveles ir riebaliukus. Dedame vytintą kumpį ant išvyniotos maistinės plėvelės ir ant kumpio dedame žalią mėsą. Supjaustome nuplautus ir nuvalytus grybus ir juos pakepiname keptuvėje, kol apskrus. Atvėsiname grybus ir dedame juos ant mano anksčiau minėto mėsos ir vytinto kumpio ruošinio. Apibarstome druska ir pipirais. Pageidautina, kad pipirai būtų iš malūnėlio, nes tada skonis ir kvapas daug intensyvesnis. Pradedame sukti suktinuką. Sukame taip, kad neišsibarstytų sudedamosios dalys. Susukus, laikome už plėvelės galų ir pavaliojame vyniotinį ant stalo, kad visi komponentai būtų glaudžiai susispaudę ir iškepus nepradėtų birėti. Suktinuką dar kartelį susukame į foliją veidrodiniu paviršiumi žemyn. Dabar ruošiame padažus. Padažas numeris 1. Į puodą pilame vyną ir beriame cukraus. Verdame tol, kol vynas pradės tirštėti. Padažas numeris 2. Šviežias bruknes dedame į puodą arba keptuvę, užpilame cukrumi ir pakaitiname, kol išsiskirs sultis ir sutirštės. Dabar suktinuko ir daržovių eilė. Įkaitiname orkaitę iki 180 laipsnių. Dedame suktinuką kepti apie 20 minučių. Kepimo laikas priklauso nuo to, kaip jūs mėgstate mėsą – gerai keptą ar vidutiniškai. Asmeniškai Linui labiau patinka vidutiniškai, nes elniena nuo jo karalių mėsa ir ją perkepinti yra nuodėmė. Daržovėms jokių taisyklių nėra, tiesiog dedate į orkaitę ir kepate, kol jos suminkštės. Truputis druskos, pipirų ir alyvuogių aliejaus. Garnyras gali būti bet koks, nuo bulvių košės iki troškintų morkų su kmynais ir česnakais. Mėsą ištraukiame iš orkaitės, išimame iš plėvelės ir supjaustome griežinėliais. Dedame į lėkštę, prieš tai palaikykite ant servetėlės apie 2-3 minutės. Virėjai tai vadina mėsos pailsėjimu. Tada garnyras ir abu padažai. Skanaus.